Sveiki, mano vardas Darius. Šiandien birželio 9 diena ir po keletą valandų 15:00 turėtų susirinkti keletas žmonių su gero vėjo linkėjimais. Kalbu iš Pavilostos krantinės, kur atvykome vakar su pirmojo etapo įgula. Mūsų kelionės starto planai labai dinamiškai keičiasi ne tik dėl besikeičiančių oro sąlygų, bet ir dėl vis iškylančių techninių nesklandumų. Vakar pasikrovėme laivą ir vakarop išplaukėme į jūrą atnaujinti įgūdžių ir patikrinti laivo techninę būklę. Ir gerai, kad tai padarėme, nes grįžtant į uostą pradėjo gesti variklis, kol užgeso visiškai ir į uostą įplaukti bei švartuotis teko su burėmis. Paaiškėjo, kad per anksti nusprendžiau apie techninį laivo parengimą. Mes radome užsitaršusį kuro filtrą ir prasuktą pirminio kuro siurblio kuro padavimo vamzdelio sriegį. Todėl šiandien mūsų svečiai yra įdarbinti ieškoti reikiamų detalių, nežiūrint to, kad yra sekmadienis ir numatytos laivo palydėtuvės bus netokios šventiškos, kaip norėtųsi, nes būsime tepaluoti ir žibaluoti. Iš anksto atsiprašau dėl to visų, kurie norėjo pabendrauti ir to padaryti galbūt nepavyks taip, kaip norėtųsi. Visumoje nuotaika optimistinė, nes turime mažiausiai vieną dieną iki nepalankaus vėjo pabaigos ir taip pat keletą dienų rezervą kelyje į Kopenhagą. Aš tikrai prisiekiu, mes nekuriame šitos intrigos surežisuotai. Ji yra tikra ir šiandieninė nuotaika yra visiškai nepanaši į tą, kuri buvo vakar vakare. Todėl nenustokite domėtis ir dalintis mūsų naujienomis, mums tai yra svarbu. Nepamirškime, galų gale vėjas yra nemokamas. Ate.